You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Sveiki ir softeriai paprasti mirtingieji. Šiandieną randamės Pentagono žaidime. Petkiškiai, Kelmės rajonas, Lietuva. Keliaujame į briefą. Klausimas vakar pagal registraciją buvo 37 PMC ir 17 sukilėlių. Žaidimo dieną atsirado atvirkščiai. Labai trumpai. Naujas poligonas, išėjimai iš Mirkliako, tai kaip ir sakiau, jums negalėjo dėl skaičiaus, nei laikas, nei žmonių kiekis, nei panašiai. Kas pas jūs liečia, tai viską matysit ant stalo, ne? Tiek raudoniai, tiek mėlyniai turi savo kūro atsargų bazę. Pas jūs yra raudonas talpa, pas jūs yra mėlynas talpa. Tas atsargų bazės jūs įsikursit patys. Jos negali būti už Mirkliako, tai reiškia jūsų šonus arba kažkur atgal, ne? Nes principo šitoj pusėje, o jūsų irgi lygiai tas pats. Nerčiau kaip 5 metrų, tai reiškia 5 metrų spindulių šitų bazių negali būti. Priešas jas gali sabotuoti, ištuštinti, sunaikinti ir panašiai. Juodi gabenimo kanistrai talpos, su kuriais jūs gabenite, kurie bus žaidybiniam lauke, matysit didelės mėlynos statinės. Prie jūs gražiai atsukus kranelį, jūs prisipildot ir gabenat į savo rezervuarą. Ne, nieko sudėtingo nėra. Ir jos galima iš nukauto žaidėjo perimti, kol kas turite po 2. Pats pagrindinis principas - pildyti kuro saugyklas, jos bus išpildytos, susisiekėt su orgais, gali gauti papildomą užduotį, kuri išplauks per radijo ryšį. Leidžiami sulaikymai, tai jums to iš esmės daryti nereikia, bet gali būti, kad jūs būsit sulaikyti. Tai yra dar 3 komanda, kuri žaidžia, jų komandos Mirkliakas yra žymėtas vėliava, jeigu jūs tą Mirkliaką užgaudėt, jūs jį galit naikinti. Tai reikia 3 grupės dalinti. Kiek žmonių yra? Ėmiausi iniciatyvos. Kas daugiau nei 3 atvažiavę? Kelies. Kas daugiau nei 3 yra? Jūs, kiek jūsų yra? 6, ne? Nu tai jūs galit būti viena grupė ir dar 2 kokius paimti pas jūs, ne? Kiek čia mūsų yra? Bet vis tiek bent pasiskirstum kažkiek. Aš į 3 grupės, manau, dalinam, nes čia panašiai gaunas. Po kokius 6-8 tam tarp. Nes šitas aukšt kalnas yra, tai čia toksai... Jo. Tai priklauso. Tai arba jūs čia nesieškiai, suprantu, tiesiai eina. Na ir pasileidom bėgti sunkiai su vadovavimu, buvo tai šiek tiek ėmiausi iniciatyvos. Ir užsipuščinau bunkeriukus, labai anksti atbėgau čia, pirmas, laukiau šiek tiek priešų, kol kas ganėtinai ramu, dar tikrinu kiekvieną praėjimą, šalia pradėjo rinktis ir komandos nariai, tik tais jie šiek tiek žemiau, nelabai matos, bet efektyviai išsivaliau visas lokacijas, visus bunkerius ir stebėjau, ar neteina priešas iš tiesų. Tai pačiu priešu kaip ir buvo nematyt, ganėtinai ramu ir gavau informacijos, kad reikia pagalbos komandos nariam. Tai čia prikėliau komandos narius. Išdaužė. Matavo, ne? Na, pakėlėm komandą ir važiavom toliau pušintis į priekį. Gan geri smėlynai, tai tikrai reikėjo paklampoti. Čia pamatyti pirmieji toli žaidėjai. Nesuprantu, kas per situaciją. Per dešinę raudonį prie metalinės būdelės. Kartoju, per dešinę bėga raudonį prie metalinės būdelės. Minimum 5 asmenys. Na ir pastebėjau priešus tolumoje, tai pranešiau savo komandos nariam, nes poligonas labai platus. Ir tikrai matosi iš toli, kai žaidėjai kažkur flankuoja. Ir čia nuimtas dar vienas žaidėjas, bandantis prisipušinti arčiau. Na, o čia tolumoje pamatau objektą darantį žaidėją, iššaudžiau visus šratus, tolimi šūviai, labai sunku pataikyti, dar tikrai buvo vėjuota. Ir čia pavyksta pabėgti, pasitraukti vienam iš žaidėjų. Na, kadangi labai vėjuota ir šratai skrenda į šoną, tai nusprendžiu pušintis arčiau. Čia pamatau dar vieną priešą. Lyg atrodė nušoviau, nepavyko. Ir pavyksta šiaip netaip nuimti. Na ir žinoma Braumos arčiau. Mačiau yra objektas statinį, kur reikia pernešta būtent kurą. Tai matau žaidėjas pildo ir bandau jį nušauti, bet matom ir medžių šakos priešais mane. Ir tikrai atstumas didelis ir vėjas yra, tai tikrai sunku. Na ir nusprendžiu pasipušinti dar arčiau. Kuo arčiau įmanoma prieiti prie šio žaidėjo. Ir pavyksta. Prie kanistro pagavau pilantį žaidėją. Smėlynuose centre.
reikia perimti. Na, čia užmatau tolimoji žaidėją, bet iššovus vieną šratą supratau, kad nėra šansų nušauti. Prie kanistro paliko jie juodą. Na ir čia net nespėjus kvapo atgauti dar vienas bėgantis priešininkas. Ir bandau jį nušaut. Atrodo kaip ir šūviai ten, kur reikia, bet atstumas daro savo. Šalia nušauna savą. Tai pamatau dar tolumoji priešus, dar bandymai optimistiški šūviai į tolį. Pagazdinimas labiau nei iš tiesų bandymas nušaut. Tiesiog, kad jaustų, kad šatai šalia Mėlynuose, skrenda. prie kanistro mėlyno yra priešų juodas kanistrėlis, reikia jį paimti. Ar gali kažkas paimti? Na, bandau operaciją susisiekti su komanda, bet niekas neatsako, suprantu, kad reikės imtis iniciatyvos pačiam. Dar optimistiškų porą šūvių padarom ir galvoju, kad jau greičiausiai reikia bėgti pačiam paimti tą kanistrą. O kanistrų yra viso labo 2, tai vieną tėmus, tai tikrai būtų stipri Ten persvara. prieki prie kanistro yra jų kanistriukas. Aš bandysiu nubėgti paimti. Pridengsi mane? Čia miške yra? Ten buvo miške pradžiai prie traktoriuko. Aš tiesiog bėgu, žinau. Bandau aš prie kanistro pribėgti. Prie pušies sniperis, neįdėti. Tai nubėgsiu greit, gal nespės pataikyti. Va, greitai bėgu ir tiek. Na, mačiau, kaip šaudyt sunku į tolį, tai pasileidžiu laukais, palaidais plaukais ir pavyksta perimti kanistrą ir parnešu saviškiam. Atinu jų kanistrą. Apilksis yra? Pustuštis. Tai reikia pasileista, girdi. Čia jų. Tai nesvarbu, gali. Nėr kur. Čia laiko. Ai laiko? Čia jo nepraeis, aš ką tik pribėgau paėmiau. Ir snaiperiai šaudo. Na, stipriai šaudo iš toli, tai nusprendžiu pereiti vėl į kitą pusę. Čia surandu vėl savų krūvą, juos prikelinėjau. Medikų irgi nemažai dirbu, stengiuosi komandiškai žaisti. Labai jau. Na, prikėliau savus, pasipušinau dar į priekį, čia užmatau per žolės. Porą žaidėjų labai sunkiai matosi, bet per žolę va čia pavyksta nušauti vieną žaidėjų. Na, truputį atsitraukus, pakeitus poziciją, pamatau tolumoje vėl ateinantį žaidėją. Jau turėjom susitikimų su juo, bandau iš toli pataikyti, bet šatai tiesiog šalia kažkur nukrenta, pasitraukia jisai. Bet pastebiu, kad po truputį nori arčiau pušintis, tai pakeičiu savo poziciją, surandu puikų krūmelį, užsiemu jį ir gan ilgai mes čia jį su juo medžiojamės, bet sutrumpintoj versijoje čia jau galutinė kova. Nemato jisai manęs, apšaudau šiek tiek, bet netaikliai, atstumas didelis. Ir dėja, vis dėlto buvo geresnis ir nušovė mane. Kaip aš štai nepataikiau, tiek medžiojau. Pagaliau pirmas kartas. Bandžiau sumedžiot. Bet buvau sumedžiotas pats. Bet šiaip tu žiauriai gerai pasitylėjęs. Realiai kaip krūmus atrodai. Gerai. Nebūtum pajudėjęs, net nebūčiau matęs, nes aš galvau, kad tu kairiau. Jo, tai gerai. Stengsiuos nejudėti kitąsį. Dėkui už tipsus. Na, ir važiuojam į kitą epizodą ir čia iš tiesų mano geriausias Airsoft play, kokį esu turėjęs, tai pasimėgaujam. Pavyksta nusišauti pirmą žaidėją, nusprendžiu pušintis toliau. Čia dar priekį mačiau, kaip prieš tai pašalino keletą žaidėjų, jie nuėjo toliau, tai nusprendžiu pušintis į jų pusę. Ir čia pastebiu juodą bakelį. Nusprendžiu, kad reikia jį pasaugoti, nes tikrai kažkas jo ateis ir nusprendžiu įlysti į krūmą ir pasislėpti. You're him. Patience is the key.
Neres. Susirenku objektus visus ir bandau po truputį atsitraukinėti. Pistoletas pradeda leisti orą, bet greit ištraukiu dėtuvę, pamatau toli priešą ateinantį, pazūminu jį su skaupu, bet neberandu jo, nebematau judesio, kažkur pamečiau ir nusprendžiu, kad reikia atsitraukti toliau. Ir vėl pamatau ateinantį žaidėją. Kas čia dabar buvo? Labai nustemba žaidėjas ir tik noriu bėgti ir vėl pamatau tolumoje žaidėją dar vieną. Reikia ir jį nusišaut. Pavyksta ir jį nuimt ir dabar jau tikrai apsidairau, nieko nėra, bandau jau bėgti. Ačiū su geru. Taip. Ir dėja, sušaudo mane savi ir nieko nepadarysi. Mane savas nušovė. Oje, nice. O, aš liemenę traukiu, sorry. Labai kartai sunku ištraukti tą liemenę, bet buvo bandęs atėjęs komandos narys dar pakel, bet nepavyko jam. Tai čia keliauja duok, dėk man į peilių gal. įkaitų dramą. Katras laimės tą paleisi. Tavo ilgesnį. Gal aš mėgstu? Ne. Bliava, čia ką reikdavo pafilmuotų gal. O! Va čia rimtas. Ne, buvo čia. Žiūrėkit, dar vienas. Pirmąjį apieškoti, jis turi kažką sakė. Peilį reikia ieškoti. Gal turi. Ne, jis turi kažką vertingo. Simk, pasidėkti šokį. Kažką vertingo? Pinigų gal turi. Ant stalo peilis sulūžo. Yra galinčių kovoti. Jis įstar, kad jie mums padėtų. Aš to žalių per visą žaidimą nesu matęs. Matom pripildyt. Duokit, kas nors ir savo dėtuvį ir viskas, kas automatu šaudo. Pistika lengviau buvo. Tu juodų čia įvaręs. Jo, dar po legioną veikia. O kodėl juodi? Nes negalėjai turėti savo šratų. Man va, pistoletą. Ir tą galiu užpildyti. Na, trumpai palikom 2 įkaitus gyvus ir užverbavom juos ir jie ėjo šaudyti savų. Tai ėjau iš paskos, jie pušinosi priekį, o aš iš paskos bandžiau jį dengti šiek tiek, prilaikydamas atstumą. Tai jau nušovė, tai draugas. Krūmuose ten yra priekį. Pavyko tolumoje nužudyti žaidėją ir čia toliau pušino ir savo šaudė žaidėjas. Aš per keletą 10-15 metrų atsitraukęs jau iš paskos ir bandžiau irgi padėti kažkiek tais jam. Hit! Čia jau mane kažkur iš dešinės nušovė, dar ilgai nepasivėjau žaidėjo, bet paskui mačiau krūmuose judantį. Tai dėja nepavyko kartu eiti su šiuo žaidėju, bet tikrai norėjau pažiūrėti, kaip jiems sekasi žudyti savus. Mes jį perimėm. Kaip? Mes jį perimėm. Kurį permė? Raudoną jūsų. Užverbavom. Ar rimtai? Jo, dėl to jis eina. Savuž. Ką? Endi žuda mumis? Jo. Tai kaip čia taip gai? Nu, tipo larpo dalis. Narko? O kaip mes klystros, irgi negavom. Bet jūs, sakė, jūs tą patį tai darėt su mūsų du irgi komandos nariu. Na ir žinau, kaip jiems Jo, jo. patinka, kai man kažkas nesigauna, tai rašiau ant slow motion šitą momentėlį, tai nėra jokio garso, su kita kamera net nefilmavau, neturiu iš kur paimti. Ir noriu priminti, kad turiu 1942 subscriberius, viso labo reikia 58 subų, tai subscribe.